Tai pas Ievą tiek dubens padėtis įsibėgimo metu, tiek kelių, tiek pečių viena idealiausių iš visų panelių. Va, pas ją 72 laipsniai, labai gera padėtis, būtent kas liečia dubens ir pėdos kampą. Plius pas ją dubuo eina į priekį, nėra kaip pas Austę ir pas Dovilę labai atsikišęs dubuo atgal. Pečiai gražiai, labai gera pozicija, išsispiria į tiesią padėtį. Va, išsispiria į tiesią, šiek tiek aišku, biškutį pakreipimo trūksta, įsibėgėjimą, turėtų būti va štai šičia petukas, tenai šiek tiek per daug įsitiesius, tai nors pas ją pats geriausias, yra 5 metrų rezultatas 1,14 sekundės, tai bet šiek tiek aišku yra trūkumų iki idealumo, bet labai gerai. Viskas labai gražiai laikosi pas ją, viskas yra tvarkoje. Toliau, būtent beveik prie 5 metrų, jau kai įsitiesimas baigėsi, tai vėlgi kaip ir visų panelių problemytė, gaunasi tik pas ją aišku gan normaliai palyginus, 121 laipsnis, gan gražus bėgimas, toliau išlaiko labai gražiai dubenį, pasvirimas labai gražus jau dabar. Priekaištų jokių neturiu. Tiesiog kelį daugiau reikėtų biškutį išnešti, ne? Va štai šitoje vietoje. Ir jinai, kai bėga, jinai šiek tiek nedakelia kulnies, kad tas kelias būtų išsinešęs. Tai tiesiog irgi šiek tiek užtrunka, todėl pavargsta bėgant ilgesnį nuotolį, daugiau reikėtų žaisti, šiek tiek nuovargis didėja. Tai va, ką jau pažymėjau va štai šitoje vietoje, tai jinai, va štai šitoje vietoje dar kelią turėtų būti pakėlus šiek tiek aukščiau, jeigu imti. Va, jeigu žiūrėti iš arčiau, tai šiek tiek kelias turėtų būti, kulnis turėtų būti šiek tiek aukščiau, būtent toje pozicijoje. Bet šiaip viskas yra tvarkoj ir pas ją tiktais užkėlimą patį pasitreniruoti, daugiau pas ją kaip ir nieko nereikia treniruoti. Va, štai šičia būtų idealiausia padėtis, ne? Bet pas ją šiek tiek trūksta užkėlimas turėtų būti va štai šičia, kulnis turėtų būti atsiradus. Ir va, jeigu žiūrint va štai šičia, jau jinai neša tiesią koją. Ne, va štai šitoje va vietoje turėtų būti kulnis ties linija, va štai šitoje va vietoje. Ir būtų daug greitesnis išsinešimas, nes kai sausai įsitempus keturgalvio, jinai pati parmeta, nereikia raumens tiek daug įjungti. Visa kita labai gražu ir kaip ir neturiu priekaištų. Šitoje va vietoje ėmiau kitą koją, irgi matosi atsispyrimo pozicijoje, jau perina į atsispyrimo poziciją, tada išlaiko labai gražų kampą 98 laipsnius. Tai jau čia perinant įsispyrimą. Tai tas turėtų būti neutralioje padėtyje, kai mes esam grinai ties savo ašim, nesvyram į priekį ir nebūnam atsimetę atgal. Tai kas liečia bėgimą iš galo, tai pas Austę, pas Ievą taip pat gražus bėgimas. Nėra kažkokio užkėlimo, užkreipimo. Va, gražiai pastato, biškutį užmeta pėdą į vidų, bet nedaug, nėra ko bijoti, raiščiai, saudyklės turėtų būti viskas tvarkoje, sąnarinis audinys irgi neturėtų būti pakitęs. Šiek tiek užmetimas tas nėra blogai, nes gaunasi inercija, vis tiek šiek tiek turi judėti, įstrižiau viskas, taip pat kaip keliai įsibėgimo metu turi judėti šiek tiek į vidų išorę, bet neturi judėti per daug. Tai pas Ievą viskas tvarkoja ir nėra didelių